Gatvė atrodytų nauja, moderni ir visus saugumo reikalavimus atitinkanti gatvė turėtų džiuginti joje gyvenančius ir kitus miestų gyventojus. Deja, ne visi uteniškiai patenkinti naująją gatvę. Pasidomėjus man, kas juos neramina, paaiškėjo, kad gyventojams kyla klausimų susijusių su gatvės važiuojamosios dalies ir šaligatvių pločių, vienos krypties eismu, automobilių stovėjimo vietų skaičiumi ir kitais rūpesčiais. Ir pasakysiu. Ėjau, tikrinau, žinau. Galiu drąsiai pasakyti, kad Dariaus ir Girėno gatvės pusė prie minėto Lukčelio darželio yra įrengta 6 vietos automobiliams. Šiek tiek toliau dar 8. Taigi, tėveliai, automobilius gali statyti 14 vietoje. Miestelėnai kelia klausimą ir dėl šaligatvio platumo. Pats žingsniavau, savo žingsniu matavau. Galiu atsakyti, kad Dariaus ir Girėno gatvė, ramaus važiavimo gatvė, kurioje prioritetas, kaip ir visame Utenos mieste, teikiamas pėstiesiems. Gyventojams užkliuvo gatvės pabaigoje pastatytos su Jono Basanavičiaus gatve iškirsti medžiai. O juk medžiai buvo prastos būklės dėl žemai esančio elektros laidų. Juos tekdavo dažnai genėti. Todėl galiu pasakyti, kad be to medžių šaknys tiesėsi po šaligatviu, tad jį atnaujinant šaknys buvo pažeistos. Nenukirtus medžių jie būtų vegetavę arba žuvę. Taigi, kaip buvęs Utenos miesto burmistras, konstatuoju ir tvirtinu. Viskas šioje ir šaligatvio gatvės pusėje bei važiuojamosios dalies plotis, automobilių stovėjimo aikštelės ir saugumo salelės bei vienpusis eismas įrengta taip, kad visi eismo dalyviai jaustųsi saugiai. Tikiuosi, kad pavažinėję sutvarkytą gatvę kurį laiką tiek pėstieji, tiek vairuotojai pastebės jos privalumus ir mokės įvertinti Utenos rajono savivaldybės pastangas kurti mieste gyvenimo kokybę. Jums ir įvairiausius suvenyrus, kad jūs būtumėte saugus, kad jūs būtumėte nuostabus eismo dalyviai vaikščiojantys, važiuojantys Utenos miesto gatvėmis. Čia buvo minėta savivaldybė, aš norėčiau baigdamas pasakyti, kad be abejo šiandien su mumis dalyvauja ne tik šios gatvės rangovas, nežinau, jam čia žodį, kas suteiks akcijų bendrovė Utenos federacija, bet su mumis kaip kartu yra ir Respublikinės kelių direkcijos atstovas, Gediminas Bogušis, taip. Suplanuoti gatvę, kad kokia jį bus ir graži, tai yra tik vienas, reiškia, darbo dalis, bet gauti finansavimą ir atlikti darbus antrą. Tai ir čia yra rangovas, akcinė bendrovė Utenos federacija, bet yra ir, kaip girdėjote, kelių direkcija, tai yra valstybės, tai prie ministerijos institucija ir valstybinė Utenos regiono keliai. Tai yra mums šiandien jų dalyvavimas labai svarbus ir aš noriu visų uteniškių vardu pasakyti ačiū už 2 dalykus. Viena už tai, kad jie prisideda ir padeda mums planuoti, ypač mieste, reiškia planuoti pačių gatvių tvarkymo darbo eiliškumo. Antra be abejo, kad jie skiria ir pinigus. Tai šiuo atveju Dariaus ir Girėno gatvė taip pat iš esmės ir sutvarkyta valstybės pinigais. Tai mane kaip mero uteniškį labai džiugina, sako, nėra brangesnio darbo padaryta svetimom rankom, sakyčiau, finansuota. Taigi ačiū jiems, plojimai ir kviečiu kitą penktadienį Vaižganto gatvę. Taigi, ponai ir ponios, brangus miestelėnai, kviečiu jūs į gatvės atidarymo ceremoniją. Kviečiu taip pat į gatvės atidarymo ceremoniją ir Utenos melioracijos direktorių Lionių Purvinį. Kaip labai jau reiškia, Leiskite ir man gabaliuką dirbti. Taip. Bet nieko savo gabaliukas, Čia neštakus, Merė, prilaikykit ir mano. Vis tik tai, ankstesnis burmistras godesnis buvo, va. Kaip jūs sakėt, pavadinsit gatvę? Jono. Jono Valančiūno gatvė? Taip.
Tai reikia rinkti parašus, reikia... Todėl, kad jo mama gyvena. Mama gyvena ir jisai girdėjau, kad jis investavo į šitą gatvę. Ja. Tai jūs norėtumėte, kad jinai vadintųsi? Valančiūno. Jono Valančiūno gatve? Taip. Nauja Vaižganto gatvės atkarpa. Kviečiu ir tenai dalyvauti. Viskas. Kviečiame automobilius, pačius pirmus. Kaip gatvė jums atrodo? Labai gera, lygi, graži, aplaistyta lietumi ir viso, kas priklauso. O kaip vairuotojai atrodo gatvė jums, kaip vairuotojai? Ar patenkina būklę? Tikrai patenkina. Tikrai patenkina, jo. Jau kai buvo žymiai geriau. Na ir kaip jums gatvė? Gerai, labai gražu, kad puošia miestą, gerina sąlygas, bet vienas minusas matau, kaip vairuotojas. Iš Tauragnų gatvės padaryti posūkiai. Kaip? Taip susiaurinta, tiesiog bus avarinė. O šiaip labai gerai. Patenkinti. Ką reiškia miestui šitą gatvę dabar? Tai miestui ši gatvė, kaip ir pastaruoju metu, kitam penktadienį atidarysim Vaižganto, sakysim, prieš tai Hipodromo gatvę. Miestui tai be abejo, tai yra čia ne nauja gatvė, tikrai rekonstruota, bet labai gaila, aišku, kad mes čia negalim dėl žemės stokos dvipusio eismo, bet visada čia buvo, be abejo, miestui tai yra gatvė, kuri nutrauks nuo centrinių gatvių, o šiaip tai be abejo, mes pradam, kaip apie gatvės renovaciją kalbam, tai kad tai yra saugus eismo priežiūra, svarbiausia saugus eismas, žmogaus gyvybės, tai be abejo teisybė, bet ne tik. Mes matom čia šalia darželinukus, taip, reiškia, galų gale ir pačius Steniškius. Aš visada sakau, kad gatvės renovacija tai nėra tik tai vien saugaus eismo klausimas ir asfalto paklojimas ir, reiškia, šaligatvių. Kad tai yra ir kiti klausimai, kad tai yra ir gyvenimo kokybės klausimas, ir pasididžiavimo savo miestų klausimas, ir įvaizdžio klausimas. Kas gali didžiuotis miestu, kuriame, sakysit, šaligatvė plytelės stovi stačias, reiškia, ir panašus dalykai.